Sveiki žvejai! Pagaliau žiema baigėsi ir galima pradėti atviro vandens sezoną. O pavasarinį sezoną pradėsime Peršėkės upėje, šalia Balbieriškio. Ši upė nėra didelė, bet pavasarį labai srauni. Pačioje upėje yra labai daug prižėlę įvairių krūmų. Dėl to čia gaudymo sąlygos yra pakankamai sudėtingos. Beliko pasirinkti plūdę pagal vietovę. Ta vieta, kur nusprendžiau žvejoti, yra neypatingai srauni, galim pavadinti užutekiu. Čia tiesiog prie kranto, tarp krūmynų, srovė grįžta atgal, prieš srovę. Dėl to renkuosi plūdę burbulo formos, apie 2,5 gramų. Manau, toks jos atlaikymas svorio bus pas tas. Pavasarį didelių plūdžių nereikėtų naudoti. Aišku, kiek leidžia galimybės. Bet vis dėlto reiktų rinktis kuo lengvesnė. Jeigu srovė mūsų svarelio nekelia nuo dugno. Kaip matote gale valo, dedu kilputę. Aišku, sistemėlės nieko nesikeičia nuo praeitų metų ar užpraeitų. Tai vis dėlto yra standartas. Plūdė, gale valo kilpa, virš jos keletas svarelių. Beliko pasirinkti kabliukus. Pavasarį kabliukus reiktų naudoti kuo plonesnius ir nedidelius. Aišku, kokią žuvį ruošiamės gaudyti, bet kojom reiktų dėti kuo mažesnius. Šį kartą naudosiu 14 numerio kabliukus, labai plono metalo. Nes vis dėlto pavasarį kojos labai atsargios ir vos pajautusios kabliuką masalą greitai spjauna. Tuo labiau pagrindinis masalas – uodo trūklio lerva arba viena musės lerva. Dabar reiktų ant pagrindinio valo išdėsti svarelius. Svarelių dedu keletą. Apatinis truputėlį didesnis, į viršų mažėjančia tvarka. Svarelių pats tas. Pavadėlio ilgis maždaug apie 20 cm. Kartais prisieina pavadėlį ilginti, bet šitą reikia nuspręsti žvejybos eigoje. Jeigu žuvis atsargi ir jinai truputėlį pakilus nuo dugno, tuomet pavadėlį reikia ilginti. Kada žuvis maitinasi tik nuo dugno, pavadėlį reikia trumpinti ir tuomet svarelį guldyti ant dugno. Tuomet sulauksime didesnio efekto. Bet šį kartą dar neaišku, kur ta žuvis stovės. Ar aukščiau dugno, ar prie pat dugno. Tarp svarelio ir pavadėlio galima uždėti ir suktuką, kad srovė nesusuktų pavadėlio. Dedu 3-4 uodo trūklio lervas. Kada žuvis ypatingai atsargi ir vangi, reiktų dėti netgi tik vieną uodo trūklio lervą. Bet šiuo metu vanduo yra drumstas, srovė nemaža. Dėl to stengiuosi uždėti kuo daugiau. Dugną pasitikrinau. Beliko laukti kibimų. Iš ankstyvo ryto žuvis neypatingai aktyvi. Tai pavasarį būna, kad žuvis sujuda tik tada, kada saulė truputėlį kilsteli aukščiau. Bet kaip matau,
be jauko tikrai neapsieisime. Pirmiausia, į kibirą dedu keletą musės lervų ir uodo truklio lervų. Pavasarį toks jauko priedas tikrai yra vertingas. Vėliau pilu jauką, kurio paskirtis yra žuvį jaukinti žiemą. Pradžioje dedu kuoinį. Kaip matote, kiekis yra tikrai nedidelis, nes kuomet vanduo šaltas, kiekio reiktų nemaišyti didelio, nes žuvį galime greitai perjaukinti. Jeigu grįžtume prie pačio jauko, žieminis yra dėl to, kad jis yra labai smulkus ir žuvį tikrai neperjaukinsime. Galima dar naudoti ir jauką skirtą šaltam vandeniui. Jauką paliekame, kad jisai pabrinktų. Nes jei mes iš karto sumesime į vandenį, jisai bus neišbrinkęs ir žuvis jo pasimaitinus greitai pasisotins, nes jaukas išbrinks jų skrandžiuose. Jaukas pastovėjo, galima jį pradėti mesti į vandenį. Kaip matote, jo dozės tikrai yra nedidelės. Minkau nedideliais šratukais. Ir metu į tą vietą, kur žuvį gaudysiu. Čia, kaip matote, užutėkis. Srovė visiškai nedidelė. Jauką greičiausiai sureagavo aukšlės. Taip jau visuomet būna. Jos vandenyje į kvapus greičiausiai reaguoja. Bet mes atvykome ne tokios žuvies gaudyti. Nors ant jų taip pat nepykstame, svarbu kažkas kimba, nes vis dėlto pirma mūsų žvejyba atvirame vandenyje. Ir kažko ypatingo nesitikim, svarbiausiai, kad kažkas kibtų. Štai Juliui taip pat užkibo žuvis. Jam pavyko sugauti kuoją. Nors nedidelė, bet vis dėlto žuvis. Šįkart man užkibo nedidelis žiobriukas. Čia būtent peršėkėje jų kartais užpuola dideliai būriai. Žiobriukas nedidelis, jis keliauja atgal. Kaip pastebėjau iš pačio ryto, žuvis kibo tik tais ant uodo truklio lervos. Ant musės lervos nelabai norėjo kibti. Vanduo labai jau tamsus, primena kakavą. Po truputėlį kibimas aktyvėjo. Šį kartą užkibo nedidelis šapaliokas. Jis taip pat keliauja atgal. Jeigu sumažindavom gylį, kibdavo tik aukšlės. Kojos dažniausiai kibdavo prie pat dugno nuleidus kabliuką. Kartais tiesiog plūdę prilaikydavom, o svarelį guldydavom ant dugno. Tuomet dažniau užkibdavo didesnės kojos. Kaip kas pasakytumėt, kad tokio dydžio koją nepavadinsi didelę. Bet būtent šiuo metu, kai žuvis beveik nekimba, nes vanduo dar šaltas ir labai drumstas, tokią žuvį galima pavadinti jau vidutinę. Kiek pastebėjau, žuvis laikėsi pačiuose brūzgynuose. Būtent ten, kur aktyvi srovė, jos nekibo. Toks vaizdelis yra dažnas mūsų upėse. Norėtųsi, kad žvejai tokių daiktų nepaliktų prie kranto, nes vis dėlto jie nuplaukia žemyn upe. Įdienojus žuvis tikrai suaktyvėjo.
ir jautėsi, stipriai reagavo į jauką. Jauko visi mesdavom, kas valandą, kas pusę, po vieną kitą gniūžtelę. Vos tik įmetus jauko, pirmiausiai suaktyvėdavo aukšlės, bet jos greitai nusiramindavo ir vėliau pradėdavo kibti vėl kojos. Kažkuriam laikui praėjus, žuvis vėl aprimdavo. Reiškiasi, jauką suėsdavo, į dar tuo pačiu išblaškydavo srovė. Štai Juliui užkibo ir rimtesnė koja. Kaip tokiam žvejui, tokia koja, tikrai stambi žuvis. Kol kas, iš mūsų visų ir aplinkinių žvejų, ši koja yra didžiausia. Žuvies kibimai buvo labai atsargus. Vos plūdę prilaikydavo ar vos pūsteldavo. Ir reikdavo tuo momentu spėti pakirsti. Nespėjai, žuvis ne tavo. Įdienojus, dažnesni kibimai prasidėjo ant musės lervos. Ant kabliuko dedu vieną lervą. Ir nepalieku jokių galų, nes tuomet už galiuko tampys aukšlės ir jų negalėsime pakirsti. Kaip ir galvojau, iš ryto žuvis visai neaktyvios, suaktyvėja tik tais prieš piet, kada saulė pakyla aukščiau ir diena pasidaro šiltesnė. Aišku, jeigu žuvies koncentracija yra didelė, jaukinti nebūtina. Tuomet tik prisišauksime didelį kiekį aukšlių. Bet būtent kaip šį kartą, žuvis neypatingai aktyvi. Jinai blaškosi kažkur tai po krūmus, po šaknis. Tokiu atveju, ją galima prisišaukti į vieną vietą. Vėliau bandau sumuštinį. Uodų truklio lerva su musės lerva. Ir kaip vėliau pastebėjau, sumuštinis tikrai pasiteisino. Reikia visuomet eksperimentuoti, ieškoti, kuo tą žuvį galime sudominti. Malonu jausti šiltą pavasario vėjelį. Vienas kitas užkibdavo ir karšiukas. Jie matyt sureagavo į tą jauką, kur yra įdėta karšinių kvapų. Nors būtent žiemos jaukuose kvapų yra įdėta labai mažai, bet taip turi būti, nes šiuo metu didelė koncentracija kvapų gali tiesiog atbaidyti žuvį. Sezoną atidarėme, pajautėme malonumą gaudydami žuvį ir gana. Šiam kartui tiek, tegul kimba, bet nepabėga. Iki greito pasimatymo.